neseniai lankytas Londonas, tikrai galiu pasakyti, turi ko nustebinti. Buvau nebuvęs 5 metai, po 5 metų tikrai matau daug pasikeitimų, daug gražių vietų ir dar tikrai daug ko nematęs ir dar greit neapžiūrėsiu. Vaikščiodamas Londono gatvėmis, truputėlį pasidalinsiu apie save. Taip gyvenimas susidėliojo per metų, teko sugrįžti Londoną ir prisiminti savo seną amatą. Gerai, kad turiu daug gerų draugų Londone, kurie padėjo labai greitai įsitvirtinti, gauti darbo ir truputėlį jau padirbėjęs galiu pasakyti, kad kaip liaudis sako, masters 20 prapjoš, sekasi viskas gerai kaip ir anksčiau, nieko nepamiršęs. Tik tai yra viena detalė, kad per 5 metus, kuriuos nebedirbau, galvoje truputėlį pas mane susidėliojo visai kitas požiūris į gyvenimą. Ir nežinau, ar jisai yra, kiek yra jisai teisingas, kiek ne, bet aš įžvelgiu, kad pasaulyje tikrai dideli verslai apima viską, jie tikrai klesti, auga, jų skaičiai pajamų įspūdingi. Bet bendravau su savo draugais iš įvairių sferų ir su žmonėm, kurie dirba statybų sektoriuje, ir tie, kurie dirba prekyboje ar kažkokiuose kitokiuose. Niekas nepasakė, kad Londonės per 5 metus situacija pagerėjo. Tikrai situacija, visi sako, žymiai suprastėjus, darbo darosi vis sunkiau. Tai mane neramina ta vieta, kad kaip ir rodo, kad paprastiems žmonėms gyventi kuo toliau, tuo tikrai nesidaro lengviau. Ir ką norėčiau pasakyti šiuo video, kad mano idėja, Sosvanas, su kurio visą logiką aš galvoju, tai turėtų žmonės padėti vieni kitiems, tiesiog mes galim užsakymus atiduoti vežti kurjeriams, duoti jiem, užsidirbti milijonus ir galim atiduoti užsakymą pervesti paprastam žmogučiui, kuris susidirbęs pinigų, jo gyvenimo kokybė bent kažkiek truputėlį pagerės. Manęs nepaleidžia mintis, kad aš turėčiau šią savo idėją kažkaip ištrinti, kad jinai yra tikrai nesąmoninga, nereikalinga. Ir palikti tą, ką sugaišau 5 metus laiko, galima sakyti, sukurti pačią visą sistemą, parodyti žmonėm, kad tai tikrai gali veikti viskas saugiai, patikimai, kad tai tikrai galima užsidirbti pinigų ir tikrai norėsiu kažkiek vėl pasitaisę savo finansinę padėtį, sugrįžti į Lietuvą ir toliau pasibaigti savo visus pradėtus darbelius.